Sveiki, štai ir vėl aš Katarina, iš katarinarekomenduoja.lt. Ir šiandieną noriu Jums pristatyti naują ypatingą priemonę, kuri dažnai reikalinga ne tik namų šeimininkėms, bet ir vyrams. Tai yra granulės kanalizacijos valymui vamzdynams, tarkim, virtuvėje, vonioje ir panašiai. Dauguma iš mūsų turbūt naudojame, aš naudojau anksčiau kitas priemonės, tarkim, iš prekybos centrų, įvairių jų yra, tačiau jos dažniausiai padaro ne tiek naudos, kiek daugiau žalos, kadangi paskui tenka dažniausiai keisti vamzdynus pačius, nes būna, esu girdėjusi žmonių atsiliepimų, kad naudojus ilgai tam tikrą vieną priemonę, užsikišo tiek, kad teko viską pjauti ir prapjovus vamzdynus ten buvo rasti vos ne taip, kad vamzdynai buvo kaip pilni cemento, nes viskas sustojo tam tikrame taške ir kaupėsi, tiesiog viskas užvirė toje vietoje ir teko viską keisti. Taigi, sakyčiau, gavosi tas pigumas netoks ir pigus, kadangi naudotos pigios prekės prie gero tikrai neprideda. Taigi šiandien aš parodysiu tokią galimybę Jums, kuri tikrai padės Jūs greitai, labai greitai, sakyčiau, išvengti užsikimšusių vamzdynų. Taigi čia dedu žmogaus plaukų į šitą kibirėlį, pilu karšto vandens ir štai pilu priemonę. Vyksta reakcija, žinoma, cheminė. Taip yra, tai yra taip pat chemija, tik tai jinai yra netokia galbūt agresyvi mūsų organizmams ir aplinkai. Taigi dauguma iš mūsų turime namuose turbūt vyrus, kurie skutasi dažnai ir dažnai girdžiu moterų nusiskundimus, kad užkemša kriauklės. Žvejai, tarkim, vyrai būdami namuose skusdami žuvis užkemša žvinais žuvų kriauklės. Taigi šios granulės puikiai atkemša ir nuo žvinų, kadangi tai irgi taip pat yra organinė medžiaga. Kibirėlis, kaip matote, yra plastikinės. Tai įrodymas, kad vamzdynams tai nedaro įtakos granulės. Jeigu galvojate, kad tai didžiulė vyko cheminė reakcija ir kažkas atsitiks vamzdynams, tai tikrai ne. Naudojam kibirėlius daugelį kartų tą patį ir nieko tikrai nenutinka. Per 10 minučių viskas įvyksta ir po 10 minučių tik tai galima pilti vandenį į kriauklę. Tiesiog užpilus granulių, laikome 10 minučių, kol visa reakcija įvyksta. Taigi tuojaus pamatysime, kad iš plaukų visiškai nieko neliko. Liko tik tai drumstas vanduo. Viskas suvirė. Tikrai puikiai atkemša. Galiu, nežinau, įrodymų kitokių negaliu pateikti, tačiau tai matosi akivaizdžiai, kaip viskas vyksta. Taigi, dar kartą rekomenduoju išbandyti šias granulės. Jų galite įsigyti pas mane, įėję į puslapį katarinarekomenduoja.lt. Ir platesnę informaciją taip pat galite sužinoti mano puslapyje. Ačiū ir geros dienos Jums. Viso.